viskas nėra taip svarbu. Ką turiu omeny? Tai šįryt, žodžiu, planavausi vasarą, visokius festivalius žiūrėjau, kelionės dar norėčiau kažkur tai išvykti. Ir žiūriu, blemba, kaip čia viskas suderint, čia ta su ta data nesiderina, čia taip ir taip. Ir jaučiu, kad kyla kažkoks stresas. Ir tik pagavau tą momentą, kad kyla kažkoks stresas, galvoju, okei, tai man čia atrodo žiauriai svarbu, kad aš iš ten gausiu tikrai kažkokią laimę, pasitenkinimą, kurios taip pat dabar tai neturiu. Va ten, tai va turiu, žodžiu, visur sulakstyti, susikolektinti, viską susirinkti ir va džiaugtis. Ir ir iškart savo primenu, kad čia iliuzija, kad iš tikrųjų viskas, ko aš noriu, yra dabar. Viskas, ko aš siekiu, esu dabar. Čia ir dabar, tai esu aš realiai. Ir viskas tokia taika. Aišku, reikia kartais ir pabūti tą būseną, ilgiau pamedituotinai, taip ne iki galo tiesiog klinkti ir viskas. Bet jo, kai protą treniruoji, tai kartais tik ir užtenka apie pasakyti savo. Viskas nėra taip svarbu, nes visa laimė yra dabar, yra manyje. Aš ją turiu ir man niekur nereikia nueiti, padaryti, pasiekti ar gauti.